Labas, čia mūsų naujas video. Sakyk, apie ką mes čia dabar? Šiandien kalbėsim apie blogus draugus, kaip sakome, draugus, kurie stumia ant. Dabar ką tik susipyko su tokia Dorotė, biškį paglaivūnė, tipo jai šiandien nupirks naują kompiuterį, o jinai pasigyrė ir rašo vien tik apie tai, kai aš pradėjau ten nestumt, bet rašyti ten paglaivūną, tai ir stumia šiandien. O aš, pavyzdžiui, turėjau prieš 2 metus tokį draugą Martynas. Jis suvarė mano planšetą ir tėvams skolingas 1000 kažkur. Dėl ko? Dėl mano tėtis pridėjo langus, jiems tai skolingas, bet neatidavė pinigų. Kai žiauru. Dar viena tokia studiškinikė, biškį. Tokia, neskelbsiu vardą, bet jinai galima be ranką padaryti, kas su draugais ten gali tokia, su draugais kažką suorganizuoti. Kažką blogo padaryti, gali padaryti man kažką blogo ir dar rašinėjai visokius SMS-us, ten visokius ten, aš ten visokio geriausia, ten geriausia, ir dar ta Dorotė rašo, vadinu save Adan. Žinai, kas tas yra? Nežinai? Ačiū Dievui, aš nuostabi. Kai aš parašau, kai viena man parašė, tai aš nuostabu. O tu nustebtum? Aišku. Nes jinai biškį tokia. Vietoj smegenų. Jeigu mes su ja susitaikysim, tai aš atsiimu savo žodžius, bet jeigu ne, tai tada neatsiimu. Gerai, baigiam šitą